lendam į užkulisius. Sveiki, aš Viasat krepšinio reporteris Audrius Miškinis. Ir šiandien atvykau į Klaipėdą, į šią salę, kur susirinks visi krepšinio treneriai, kurie myli krepšinį, supranta krepšinį ir nori žinoti dar daugiau apie krepšinį. Kalbiname Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos generalinį sekretorių Nerijų Masiulį. Ir norime paklausti, šis seminaras kiek pritraukia žmonių, kaip jis vyksta ir kokia jo perspektyva. Šiemet seminare turim apie 250 trenerių iš įvairių šalių, ne tik iš Lietuvos turime apie 200 trenerių. Ir temos tikrai atrodo kol kas buvusios tikrai įdomios ir mūsų kasmetinis seminaras kiekvienais metais susilaukia didelio pasisekimo, nes treneriai ne tik išgirsta įdomybių iš lektorių, bet ir iš tarpusavį keisdamiesi informaciją. Kaip būti treneriu, ar sunku? Na, taip, sunku. Ginant auksą, aš manau, neturėtų būti sunku. Na, gal tik taip iš šono atrodo. Iš tikrųjų yra daug dalykų, kurių treneris kurios turi ištvert, iškest, kurios turi įveikti. Bet, aišku, tas galutinis rezultatas, galutinis ta šlovė visą atperka. Kadangi daug emocijų tenka ištverti ir valdyti tas emocijas, kaip jums pavyksta valdyti emocijas? Na, galiu prisipažinti, kartais ir sunkiai išeina, bet idealiausia, čia mano nuomonė, aišku, kad treneris rungtynių metu turi išlikti šaltas, o jeigu jisai bus įsiaudrinęs ir jisai gali prarasti sveiką nuovoką, gali kartais pamesti žaidimo ritmą, tai treneris turi stengtis išlikti ramus, nors ne visada tai pavyksta. Matome, jums labai pavyksta, kol kas. Na, jeigu taip atrodo, tai gerai. Sutikau du aukštaūgius, kremtančius mokslus krepšinio trenerių ir jau ne tik tai mokslus, bet ir dirbančius tą darbą. Smagiau kaip ar žaist, ar jau būti treneriu? Savo laiku, savo darbą reikia daryti. Buvo laikas, kada žaidėm, dabar dirbam kitoj pusėje. Taip pat smagu ir tas, ir tas. Smagu. Taip. Tai trenerio darbas nėra toks lengvas, kaip atrodė, kai žaidėjas buvo. Galiu tik tiek pasakyti. Vis tiek eini tuo keliu. Nu, taip, visą gyvenimą su krepšiniu susijęs, tai noriu pabandyti irgi pažiūrėti, ar kas nors išeis. Ar sunkus trenerio darbas? Aš manau, kaip pasakyti, sunkus, bet tikrai malonus. Evaldas pravedė treneriams ne treniruotę, o pamoką vieną. Kas suprato, kas nesuprato, kas kaip kam, o kaip pačiam Evaldui atrodo šiai dienai fizinis pasirengimas, fizinio pasirengimo treneris. Mano nuomonė, tai labai aktualėja. Na, iš tikrųjų, labai gerai pastebėjot, nes jeigu ten dar kokie nors porą dešimtmečių atgal, tai iš tikrųjų dar dauguma komandų neturėjo tokių trenerių. Ir niekas nekreipdavo dėmesio. Vienas treneris buvo atsakingas už viską, ir už fizinį tą parengimą, ir už krepšinį. Tai šiai dienai iš tikrųjų labai didelė pažanga yra. Ir nes visi pradėjo kreipti tą svarbą dėmesį ir ieško specialistų, tobulinasi. Iš tikrųjų dabar čia, kad irgi krepšinio treneriai susirinkę patys stebi mano tas pamokas ir kažką rašosi, matau, ir nori patobulėti patys. Evaldai, kadangi čia jau pamoką pravedėjai, dabar norėčiau sužinoti rinktinėje šiuo metu, kadangi tu fizinio pasirengimo treneris, kaip manai, kuris krepšininkas fiziškai stipresnis? Na, iš tikrųjų, žinot, netgi ne šiai dienai, bet šiaip, pavyzdžiui, labai stiprus yra Jeftokas, turi gerą raumenyną, didelį raumenį, stiprus. Kiti vaikinai irgi stiprus. Broliai stiprus, nes broliai iš tikrųjų didelį dėmesį skiria savo fiziniam pasirengimui, tai automatiškai jie irgi stiprus, pastoviai sportuoja, matosi irgi, kad sustiprėja. Tai manykime, kad siauba baimė įvarys priešininkui, broliai su Jeftoku priešakyje. Dabar noriu paklausti šių jaunų trenerių, kadangi matau tikrai jauni treneriai, kaip jums šis darbas trenerio? Be proto patinka, įdomu, stengiamės tobulėti. Taip, esam čia Klaipėdoje, irgi atvažiavom, kad išmoktume, kad pasisemt patirties, kad galėtume tinkamai atstovauti savo mokyklai ir perduoti žinias mokiniams, o trenerio darbas tai didelė kūryba, kuri tiesiog nuostabus darbas, svajonių darbas. Na, visų pirma, malonu susitikti su visais treneriais, su
su visais tais gerais treneriais žinomais ir pasisemti iš jų patirties. Aplankiau krepšinio trenerių seminarą, pasimokinau, išklausiau paskaitų, jos tikrai labai naudingos ir įdomios. Iki sekančio karto.